Labas, Ieva. Labas, sveiki visi. Nu tai ką, man vis pasakoja apie ateinančius mokymus savo, kad darysi sekančius šeimos konsteliacijų mokymus. Tai prašau dabar supažindink ir mane labiau, ir kitus. Tai gal pradėkim, kas yra ta šeimos konsteliacija? Šeimos konsteliacija tai yra tiesiog metodas, padedantis išspręsti daug problemų, padeda žmogui pamatyti jo tikrą situaciją, nes tai, ką galvoja žmogus, tai nebūtinai tai yra tiesa. Padeda pamatyti tiesą. Ar problema susikurta iš įsitikinimų, ar tai ateina programos iš šeimos, iš protėvių. Tiesiog padeda susiorientuoti ir paleisti problemas, tiesiog tvarkyti savo gyvenimą, kurti gyvenimą. Supratau. O kaip tu pati iš tikrųjų susipažinai su ta konsteliacija, kada, ką tave ir ta šeimos konsteliacija turi bendro? Aš tas šeimos konsteliacijas atradau labai netyčia. Aš tokia buvau visą laiką gal ieškotoja, nes aš buvau labai nelaiminga. Ir sveikatos atžvilgių, ir santykiai, ir pinigai man visur labai nesisekė. Nors pati jaučiausi labai tokia gera mergaitė, bet visur man blogai buvo. Ir draugė mane kvietė gal metus laiko į šitas konsteliacijas. Aš galvojau, kokia nesąmonė, ten per tėvus kažkas sprendžia. Tai šiaip ne taip jau, kai aš netyčia irgi atsidūriau, man tai patiko. Aš pajutau, kad man iškart palengvėjo po pirmo seanso. Man jau pradėjo lengvėti, kai aš dar dalyvavau rolėse, stodama kitų žmonių seansuose. Čia toksai pasirodė kaip stebuklas, kur gali tiek daug padaryti. Tai taip ir likau. Pradėjom su draugiam viena kitai daryti visai nemokėdamas, bet vis tiek jutom, kad mes padarom kažką, tai mums lengvėjo nuo to. Ir didėja suvokimas apie pasaulį, apie mūsų artimuosius, pradedi kitaip matyti, blaiviau matyti. Ir iš viso to per ilgą laiką aš paskui pradėjo kiti žmonės ateiti pas mane. Aš sakydavau, kad nemoku daryti, bet sako, davai vis tiek padaryk. Padarau, kiek aš moku ir iš karto geriau. Ir man tai per ilgą laiką labai susiformavo sava sistema. Aš labai daug stebėjau įrašų, kaip dirba Bertas Hellingeris, kaip dirba kiti konsteliacijų meistrai. Ir per savo dar patirtį, per savo kitus tenai dvasinius ieškojimus ir per patirtį, kiek aš su žmonėm dirbu. Aš atradau, kas labiausiai veikia, kokios frazės labiausiai veikia. Aš kai kur sutrumpinau, man atrodo, kad aš labai tokį padariau, daugiau apima ir giliau išsprendžia, greičiau paleidžia, negu ta tradicinė, kur Berto Hellingerio yra palikta. Supratau. O kiek jau čia metų, kada čia buvo ta pradžia tavo? Aš susipažinau prieš 19 metų. Tai po poros metų jau pradėjau kitiem daryti pilnu tempu. Man tiesiog kažkaip buvo lyg savaime aišku, kaip daryti. Labai pradėjau žmonės eiti. Tai aš kažkada tai skaičiavau prieš kelis metus, kad jau 2000 klientų tikrai turėjau. Ir su tais ne po vieną seansą, tikrai labai daug seansų padaryta, 1000 seansų, daug su savim dirbta, su savo artima aplinka. Daug išsilavinom kitų savybių, pojūčių, matymų, žinojimo. Skamba super, čia kaip 1000 išspręstų problemų. Taip ir yra, jo. Ja, 1000, čia ar ne 1100 laimingesnių žmonių. Jo, taip ir yra, tai tiesa. Gerai, tai jeigu aš dabar sugalvočiau eiti į tavo mokymus, ko aš galiu tikėtis, kai baigsiu tos mokymus, ko aš galiu tikėtis būti išmokęs? Taip, dabar jeigu ateisi į mokymus, pirmiausiai toksai pasikeičia požiūris į save ir pasaulį.
yra tokia taisyklė pagrindinė, kad pasaulis prasideda nuo manęs. Iš karto nebelieka jokių kaltų, nebėra ką kaltinti, tarsi prisimi atsakomybę už savo gyvenimą ir žiūri, kaip jį tvarkyti. Ne, kad kažkas kitas skriaudžia, ne taip elgiasi, ne taip daro, ar ten kažkokios nesėkmės. Žiūri, kokios programos trukdo su jom dirbi, požiūris galbūt netikras su tuo dirbi. Tiesiog į viską pradeda keistis požiūris ir jo, įvairiausiom temom, įvairiausiom gyvenimo temom. Kokias temas paliesit ten tuose mokymuose? Temos tai bus, iš tikrųjų tai bus 10 pamokų, pagrindinės temos yra svarbiausios, bazė tiesiog. Pirmiausia, suvokimas pasąmonės įtakos mūsų gyvenimui, ant kiek jisai stiprus ir kad mes pagal jį gyvenam. Hierarchija šeimoje, be galo svarbus dalykas, į kurį niekas dabar nekreipia dėmesio. Visiškai čia yra chaosas ir taip gaunas gyvenime chaosas, kai to nesilaikai. Tai va šitą perprasti dalyką. Santykis su tėvais, kuris mums labai svarbus visą gyvenimą. Ar gyvi tėvai, ar negyvi. Mums šitas santykis yra pats svarbiausias. Nesvarbu, kokius santykius sprendžiam, su tėvais visada yra pagrindas. Toliau bus su mirusiais mūsų ryšys, paleidimas mirusių, mūsų reakcija į mirtį, susitaikymas su mirtimi, nes mirusieji labai daro didžiulę įtaką mūsų gyvenime ir mūsų visuomenė dabar nebemoka priimti mirties natūraliai. Tai yra kaip kažkokia baisi nelaimė. Ir paskui, kas eina dar santykiai šeimoje, žmona vyras, santykiai su vaikais, ligos, santykis su liga, va taip galima sakyti. Santykis su liga, tai kas tinka, netgi kokie vaistai tinka, galima tuo būdu pasižiūrėti, kokia gydymo sistema tinka. Net pokalbis su liga kartais tą ligą padeda paleisti. Ir toliau su pinigais, mūsų santykis. Kartais žmogui nesiseka su pinigais, nes jo visas dėmesys eina tik į trūkumą, bet nei į gausą, nei į sėkmę, nei į pinigus. Tai va, šituos dalykus sprendžiam, žiūrim. Santykis su Dievu dar įtraukiau temą, nes labai yra svarbu žmogaus santykis su Dievu. Ypač tiem, kas Dievu tiki. Toksai būna viduj lyg nusivylimas, kad tas Dievas lyg prašai jo, o jisai nepadeda. Ir kartais žmonėm atrodo, kad tai nėra taip svarbu jo gyvenime, o pasirodo paskui darant seansą, kad svarbu. Nu ir aišku, santykis su savim kaip bazė, va irgi, kaip aš pats save priimu. Dabar kiek aš jų išvardinau ir dar yra paskutinė darom, nors tai yra kaip ir svarbiausia, sakyčiau, tema - ateities kūrimas. Nes dirbi visą laiką, seansai tai su praeitim dirbi, bet mūsų dėmesys realiai gyvenime turėtų būti į ateitį, ne į praeitį. Tai va, ateities kūrimas. Tai čia tokios pagrindinės, čia yra bazė, 10 pamokų, paskui galima daryti dar papildomas. Yra dar visokių papildomų, va kas nori, jau paskui galim tęsti dar mokymus, papildyti dar tą viską. Supratau. O kiek čia laiko užtrunka visi tie mokymai? Tie mokymai užtrunka, ta bazinė dalis, 10 savaičių, gaunasi 2,5 mėnesio. Susitinkam kartą į savaitę online, duodu namų darbų, praktinių namų darbų ir netgi galiu pasakyti, kad jau po pirmos pamokos jau galima padaryti tokį mini seansą savo kažkam artimam žmogui, savo draugui, kažkam. Toksai mini sensiukas jau gali įvykti. Supratau. O kokių žmonių laukia į šitą seminarą, į šitą mokymą savo? Ko laukiu, norėčiau pakviesti tuos, kuriem tikrai būtų įdomu save pažinti,
kuriem būtų įdomu profesionaliai padėti kitiem. Profesionaliai tai yra, vat, imu ir padarau, o ne patarimais apipila. Patarimai tai ne pagalba. Tai va, kas nori padėti kitiem ir pirmiausia, kas nori pažinti save ir išspręsti savo situacijas, net nevadinsiu problemom, savo situacijas išspręsti, pakeisti. Ir, nu, turbūt pagrindas va taip, kurie nori, kuriem įdomu. Aišku, tai čia jau žmogus baigęs tavo tą mokymų kursą, tai jau kaip ir pats galės eiti ir padėti kitiems, ta prasme, kaip jisai jau bus kompetentingas, ta prasme, daryti pats sensus. Jau galės daryti, dar aišku, nebus jisai toks stiprus darytojas, reikia patirties labai. Kuo daugiau darys sensų, tuo įgaus patirtį. Tada jau atpažįsta situaciją, atpažįsta energiją, žino greitai, kaip išspręsti. Nebereik vaikščiot kažkur aplink problemą, o greitai. Tada jau tiksliai aiškiai padaro. Visur reikalinga patirtis, bet jau galės. Visada galės su manim konsultuotis, kas bus neaišku. Pasakai, dar priims į kažkokią grupę žmonių, kur tarpusavį galės ten jie. Kas baigia, tai tada jau įtrauksiu jau bendrą savo mokinių grupę, kurioje dabar yra 12 mano mokinių. Ir jie jau tarpusavėje bendrauja, daro sensus vieni kitiem. Gali paprašyti senso, tau padarys, tu padarysi. Jau toksai vyksta darbas. Nereikia kažkur į šoną mokėti. Tiesiog. Jeigu pradeda daryti kitiem, labai greit atsiperka šitas visas mokymas. Jeigu bus šitas poreikis padėti žmonėm, mokėti tą daryti. Čia kaip profesija ir tokia gera, stipri profesija gaunasi. Prasminga tokia. Prasminga, stipri. Jau padedi kitiems sprendti problemas, čia turbūt užpildo ir pačiam vidų. Pačiam tikrai užpildo, kai tu pamatai, kad tu kažką gero padarai. O tada tau užmoka už tai, tai tada oho, atrodo. Tai ką, Ieva, linkiu tada, kad susirinktų tie žmonės motyvuoti tokie, kurie nori pasikeisti, kurie nori prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir spręsti tas visas problemas ar situacijas, kaip tu pavadinai. Kurt gyvenimą. Tai va, gerai tada, iki. Aha, dėkui, iki.